prisiminti tuos visus tėčius, mamas, mokytojus, kurie mums padėjo tuos egzaminus išsilaikyti. Ar jie buvo svarbus? Taip, jie buvo svarbus. Čia kalbu ne tam, kad pašiepčiau tuos dalykus tik tai, bet tik tai pasakyčiau, kad tai taip pat buvo šventumo kelio etapas. Vieną pinigėlį numesti, kitą saldainį nusipirkti, bet po to buvo etapas, kai vėl kažkas dalinosi savo tikėjimu su mumis, kai mes laikėmės kabutėse tas teisės ir buvom paženklinti, gavom tas teisės. Ne tik pažymėjimą gavome, jūs patys žinote, kad krikšto sutvirtinimas, ką jis spaudžia į mus? Žymę. Ženklą, kurio niekas negali ištrinti, jeigu teisės gali atimti už greičio viršijimą. Tai šitos žymės niekas neištrins, šitų teisių niekas netims iš mūsų. Apie ką kalbam, kai kalbam apie teoriją ir praktiką? Iš esmės, kas tai yra svarbiausia, nežinau, ar tai apie tai buvo jums kalbėti, bet šiandien šitoj vietoj tik tai vienas intarpas, apie ką kalbame, kas buvo svarbiausia visame tame, tokią santraupą padarykime. Ką tai reiškia įkrikščioninimo sakramentai? Būti pakrikštytam, sutvirtintam, priėjusiam pirmosios komunijos. Katalikų bažnyčios katekizmas rašo, kad tai yra pamatas visam krikščioniškam gyvenimui. Ir kokie sluoksniai sudaro tą pamatą, apie ką tie pamatai, gavo pamatus, apie ką tie pamatai. Katalikų bažnyčios katekizmas po to labai sunkiai, kėbliai, bet teisingai, labai taikliai sako, tu nuo krikšto dienos, vėliau per komuniją, Eucharistiją, tai įsitvirtino, įsispaudė per sutvirtinimą, kad tu esi pranašas, kad tu esi karalius, kad tu esi kunigas. Teko girdėti apie tos dalykus? Teko. Koks pranašo pašaukimas? Klausytis. Klausytis Dievo žodžio, klausytis Dievo balso, atpažinti tiesą gyvenime ir ją skelbti. Koks karalius yra pašaukimas? Prisijimti atsakomybę. Karalius yra tam, ne kad valgytų ir pokyliautų savo laisvai ir mokesčius rinktų, bet karalius turi pasukti galvą, kaip tai karalystėje būtų visiems geriau, su kiekviena diena vis jaukiau ir smagiau. Taigi prisijimti atsakomybę už kitą. Ir galiausiai kunigas tai tas, kuris ne tik sugeba melstis arba megzti santykį su Dievu, bet taip pat padeda jį užmegzti kitiems. Tik jeigu dar norime gilinti tą tematiką, kas tai yra šventumas, kas tai yra konkrečiai, tai galima klausti taip. Ar ir kaip aš klausausi Dievo? Ar savo gyvenime skiriu laiko tiesiog klausyti Dievo? Vyksta mano gyvenimas, ar yra ten kalendorijoje failas, aš atsisėsiu ir paklausiu Dievą, o ką tu galvoji apie šitą dalyką? Nes tai yra pranašo uždavinys. Vyksta taip ir taip. Ką daryti? Ar ir kaip prisiimu atsakomybę už kitus, ar ir kaip man sekasi melstis ir kitus patraukti prie maldos. Tad tai yra teisingi, taiklūs klausimai apie šventumą, mielieji, taip pat. Ką mes dabar darome, tai bandome į tą šventumą pasižiūrėti iš įvairių pusių. Taip šventumas prasideda, taip tęsiasi ir po to tas šventumas galiausiai turime suaugti kažkada ir tapti tais brandžiais, nežinau, katalikais, tikrais šventaisiais. Taigi, kas iš jūsų jau turite teises rankas į viršų? Kas esat pakrikštyti, pirmą komuniją priėmę ir pirmą votą? Dar kartą rankas į viršų, padaugėjo rankų. Toks dviprasmiškas klausimas buvo, iš tiesų. Tai jūs, mielieji, jau esat laimingi, nes kiek daug žmonių dar nežinom, kaip kokios tos teisės smagios yra. Žodžiu, ne? Tai jūs jau turite teises, mielieji. Tai kai jau gavau teisės, tai tą pačią akimirką, kai išėjau iš egzamino, tai koks buvo sekantis klausimas šeimoje? Tai žinoma, kur mašina ir neskelbimo. Kur yra automobilis dabar? Kaip čia dabar gauti tą automobilį? Tai dabar
ir šmaikščiai, ir nešmaikščiai noriu pakalbėti, kas automobilyje, tai yra kas automobilyje yra svarbiausia, kalbant apie šventumą. Mielieji, įspėju, aš ne automechanikas, aš ne automobiliais laisvalaikiu nesidomiu, aš dažniau vaikystėje žaisdavau lėlėm, nes kieme daugumą sudarė merginos ir ten klausimą apie mašinas nekildavo labai daug, buvau priverstas išmokti žaisti su lėlėm. Tai žodžiu, prašau manęs labai neteisti, jeigu kažkokios neteisingai pasakysiu techninius dalykus. Bet visų pirma, kai ateiname prie automobilio, kurį norime įsigyti, tai kas yra svarbiausia, tai svarbiausia, kad kaip nors užsivestų tas automobilis, ne? Ar ne? Nu taip, kad užsivestų, kad ten dirbtų tas visas variklis, žodžiu. Tai tie syvai, per kuriuos plukdoma į mus gyvybę, tas šventumas, tai yra sakramentai, mielieji. Tai yra tas ta užsivedimo spynelė. Jono Evangelijoje Jėzus daug kartų kalba apie gyvybę, gyvenimą. Iš tiesų sakau jums, sako, jeigu nevalgysite žmogaus sūnaus kūno, negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Aš gyvenu per Tėvą, kas valgo mane, gyvens per mane. Štai duona nužengusi iš dangaus, kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Tai reiškia, kad sakramentai yra reikalingi mums, kad neužkrautų varikliai mūsų gyvenime. Ir kas tie sakramentai, kas iš jų yra tas pirminis sakramentas, tai Eucharistijos ir atgailos sakramentas. Ir kai Jėzus apsireiškia Faustinai prieš 90 metų, jis sako, tai yra paskutinis pranešimas šitam pasauliui, tai apsireiškia su perverta širdimi ir 2 spinduliais, kur sako, su počka paklausk Jėzus, o greičiai, kad po to nebūtų problemų, ką reiškia tie spinduliai. Ir pats Jėzus paaiškina, ką reiškia šitie spinduliai. Šie 2 spinduliai reiškia kraują ir vandenį. Balkšvas spindulys reiškia vandenį, kuris nuteisina sielas, raudonas spindulys reiškia kraują, kuris yra sielų gyvenimas. Ir jau 4 amžiuje šventasis Jonas Auksaburgas sako, vanduo ir kraujas simbolizuoja krikštą ir šventąją Eucharistiją. Iš šitų 2 sakramentų gimsta bažnyčia. Taigi tas variklis mūsų gyvenime, kad neužkrautų, tai ką reikia kreipti dėmesį? Eucharistija ir atgailos sakramentas išpažintis. Nes pasakys tai kitas šventasis, kad šventasis Ambraziejus, kad bažnyčioje yra vanduo ir ašaros, krikšto vanduo ir atgailos ašaros. Nes kai ta širdis yra kieta, kai tas akmuo ten yra kartais, nežinau, ar jums taip tenka kartais diagnozuoti, man tenkas, o viešpatie pas mane akmuo ten yra. Tai kas labai padeda? Ašaros. Ašaros, kad tas akmuo būtų glūdinamas per atgailą, per atsiprašymą. Taigi Eucharistija ir atgaila tai yra tie syvai, iš kurių ateina gyvybė į mūsų gyvenimą. Taigi išgyventi mišias, kas mus moko, šventoji Faustina. Jinai, kai žinote, kad tose visose vienuolynuose labai dažnai prie vardo pasirenka kažkokį kreipinį. Šventoji Jėzaus Teresė, Šventas Kryžiaus Jonas, žodžiu. Jie pasirenka kažkokį Jėzaus gyvenimo slėpinį, kaip brangų savo gyvenimui. Kokį slėpinį pasirenka sesė Faustina? Sesė Faustina labai greitai savo dienoraštyje pradeda rašyti švenčiausio sakramento sesė Faustina. Ir jinai rašo, bijau dienos, kai negaunu šventosios komunijos. Bijau dienos, kai negaunu šventosios komunijos. Ši galingoji duona teikia man visas darbui atlikti reikalingas jėgas ir turiu drąsos vykdyti visą, ko iš manęs nori Viešpats. Ir labai įdomus taip pat momentas iš Faustinos gyvenimo, kartais sakome,
nebuvome, nepavyko, nieko tokio. O Faustina, kai buvo ligos patale, tai jai sako, tu pailsėk, kai atsigausi, ateisi į bažnyčią, priimsi komuniją. Tai Faustina taip norėjo ligos patale tos komunijos, kad 13 kartų ateina kas iš dangaus? Serafinas, aukštesnio choro angelas, atneša jai komuniją. Reiškia, viešpats tokiu ženklu parodo, kad yra būtina mūsų gyvenime kasdien, net ir ligos patale, vienytis su juo Eucharistijoje. Man netenka jums turbūt dabar priminti tų žodžių, jūs juos žinote. Šventasis Karolis Akutis, 15-metis, miręs ir paskelbtas rugsėjį šiais metais šventuoju, sako, Eucharistija ir mano greitkelis autostrada į dangų. Tai jeigu kalbam apie šventumą, kalbam apie variklį, kalbam, kad užsivestų tą mašiną, apie tai, kas svarbiausia, tai yra sakramentai. Kai užsiveda mašina, kas yra toliau svarbu? Kad padangos būtų nenuleistos. Labai svarbu, kad padangos taip pat būtų pripūstos, nes dažniausiai nuliūdina kokia lemputė, padanga nuleista, tu niekur negali važiuoti. Automobilis užsiveda, bet padanga kiaura. Kas tos 4 padangos, ką jos galėtų simbolizuoti? 4 evangelijas. Kaip būti to kunigu, kaip būti to pranašu Viešpatie, kaip būti man to karaliumi, kai esu vyras, moteris, kai esu kunigas, sutuoktinis, sutuoktinė, netuokęs, nevedęs, dirbu, nedirbu, sergu, nesergu. Kaip būti Viešpatie, klausiame, kaip važiuoti per šį gyvenimą. Užsikūręs esu, tai kaip dabar važiuoti? Viešpats sako, imk ir skaityk. Imk ir skaityk 4 evangelijos. Nėra nieko svarbesnio už 4 evangelijas. Tai yra šventojo rašto pulsuojanti širdis. Ir nežinau, ar žinote, bet 2023 palaimintaisiais buvo paskelbta šventaisiais palaimintaisiais šeima, ūkininkų netoli sienų su Ukraina, Viktorija, Juzefas, kurie turėjo 6 vaikus, nuo 2 iki 8 metų, 7 vaikas buvo motinos įsčiose ir jie 44 metais, kovo 24 dieną, visi buvo nužudyti. Nužudyti dėl ko? Dėl to, kad slapstė žydus, kai žydus nacistai gaudė ir veždavo į koncentracijos stovyklas taip pat nužudyti. Pasigirdo šūviai ir visa šeima, Juzefas, Viktorija, kuri buvo nėščia 7 nėštumo mėnesyje, jų 6 vaikai ir taip pat 8 paslėpti žydai, visi buvo nušauti. Ir bažnyčia paskelbė prieš 2 metus tą šeimą palaimintaisiais ir ko bažnyčioje istorijoje nėra buvę, tas ką tik gimęs kūdikis, nes jinai iš to streso pradėjo gimdyti tiesiog. Ir tas kūdikis, galima sakyti, ir gimė, ir mirė tą pačią akimirką, bet tas kūdikis šiandien yra taip pat palaimintasis. Kodėl jums apie tai pasakoju? Todėl, kad muziejuje, to miestelėje, jeigu nuvažiuotumėt, brangiausias eksponatas yra jų šeimos šventasis raštas ir Naujojo testamento subraukimai visi. Ir vienoje vietoje apie gailestingąjį samarietį šeimos tėvas yra parašęs taip. Tiesiog žodį taip. Pasibraukęs gerojo samariečio palyginimą šeimos tėvas ir sako taip. Mes taip norime gyventi. Ir todėl jie buvo nužudyti, todėl jie galiausiai buvo paskelbti šventaisiais, bet jie nebūtų priėmę tų žydų. Jie neturėtų alibi, kodėl jie gali nepriimti tų žydų, nes jie turėjo tiek vaikų ir galėtų pasakyti, neišstatykit mus į pavojų, eikite kažkur kitur. Bet jie pasakė Viešpačiui taip, nes jie ką skaitė? Evangeliją apie gerąjį samarietį ir jie nieko šalikelėje nepaliks. Jie eis iki galo, nes jie pasakė Viešpačiui taip. 4 durys, mėlyjeji. Mano laikas jau eina į pabaigą. 4 durys.
kas yra svarbu mūsų gyvenime, nes mes kartais esame pasimetę ir nežinome, į ką atkreipti dėmesį. Man kartą teko sugedus durims važiuoti ir laikyti jas, labai nepatogu, kai jos yra sugedusios, žodžiu. Ir kažkas ten užšąla, kažkas ten užstringa, žodžiu, labai nepatogu važiuoti. Tai tos 4 durys, tai yra 4 didžiosios žmogiškos dorybės, kurios taip pat mums byloja apie šventumą. Kas tai yra? Išmintis. Kai žinau, kur yra didesnis gėris ir jį pasirenku. Šiandien vakarą galėjau būti čia. Kur man viešpatė būti? Durys atsidaro išminties, jeigu jas atidarau, sako, būk čia šiandien, būk šitoj vietoj. Kita dorybė yra teisingumas, kiekvienam duoti tai, kas jam priklauso, turėti teisingą santykį su visais ir su viskuo, kas taip nenorėtų. Tvirtumas ir drąsa, kai yra sunku, kai reikia būti pastoviam savo apsisprendime dėl darbo, dėl pašaukimo ir galiausiai susivaldymas ir saikas, kad malonumas nesunaikintų mūsų šitam gyvenime. Taigi 4 durys, 4 tos žmogiškos kardinaliosios dorybės. Pavyzdukas, kai kelias skelbia šventuojimu, tai kas yra svarbiausia, mielieji? Ne stebuklai. Būtent ne stebuklai, kad įvyko kažkoks stebuklas šventojo užtarimo. O kas yra svarbiausia? Koks tyrimas vyksta vyskupijoje, o po to vežama ta visa dėžė į Vatikaną. Mielieji, kas yra tyrima? Dorybės. Kaip žmogus gyvena? Išmintingai, drąsiai, susivaldęs, saikingai, teisingai. Ar praktikavo tikėjimą, viltį ir meilę? Ir ar tai darė herojiškai, didvyriškai? Ta tikrina visų pirma, neprasideda, dabar skelbsim